Žemės ūkio bendrovė Vaškai, pieno ferma. Bendrovė šiandien yra, jau dabar biški daugiau, nes čia prieš mėnesį gera daryti duomenys, tai apie 960 karvių, reiškia viršiavimas intervalas 391, dar yra ką paveikti biški. Nu, servis periodas, parašiau tą servis periodą, kad tiesiog kiti esat pripratę prie to skaičiaus, bet čia šiaip yra tas pats. Atim 280 ir bus 111. Vidutinė laktacijos diena 173, vidutinė pirmo sėklinimo diena 65, sėklinimo indeksas 248, pirmo viršiavimo amžius 24,4 ir brokavimas 26%. Tai va tokia yra didelė banda. Čia dar viršelių duomenys netilpo, reiškia per paskutinius 12 mėnesių atvesta 982 viršeliai, tiek buliukų, tiek telyčaičių ir viršelių prarasta 3,7% ir priesvoris, nu įspūdingas pas jos buvo priesvoris šiuo metu, virš kilogramų, reiškia 1080 viršelių laikymas lauke. Va, dabar kaip kito ta banda, ne? Nuo 2009 iki 2012. Kodėl nuo 2009 įmų duomenis? Nu, tiesiog tuo metu mes pradėjome labai intensyviai dirbti, įsidėgėm programą ir 9 metų lapkričio mėnesio aš jau turėjau tikslius duomenis. Iki tol aš tiesiog neturiu tikslių duomenų, nes nebuvo programos. Tai va, pirmam stulpelį turim karvių skaičių, antram parduota faktinio pieno per kilogramais per karvę ir parduota, reiškia, perskaičiuoto pieno kilogramais per karvę. Bet atrodė lapkritis. Nu, paėmiau tą patį tarybinį principą, ar ne? O kaip pernai lapkričio mėnesio, kaip užpernai. Tai va taip banda vystėsi pagal pieną ir gyvulius. Ai, čia dar trečias melžimas iššoko. Paskui galėsim biškį pakalbėti, reiškia, apie tą trečią melžimą. Ir va, reiškia, tas pokytis, va, ką jūs matėte ten, reiškia, kokią jisai sukūrė vertę per nuo 9 iki 12 metų. Reiškia, dėl gyvulių padidėjimo bandos vertė paaugo 1,5 milijono litų. Nu, kiek buvo gyvulių ir kiek dabar gyvulių. Nu, čia toks kiekybinis pokytis, ne? Nieko nesako tas pokytis? Kol kas ne. Gali būti minusą paaugimas. Ne, nu buvo mažiau gyvulių, pasidarė daugiau gyvulių, ar ne? Ir jeigu dabar skaičiuoji pagal dabartinę rinkos vertę, kiek vertas tas gyvulys, ar ne? Tada banda, nu, jeigu paimsi bandą 2009 ir 2012, šiandien, jeigu šiandien ją parduotum, tai gautum 1,5 milijono daugiau. Antras skaičius, reiškia, į tą skaičių jau įeina viskas. Ir produktyvumo padidėjimas, ir trečias melžimas, nu, žodžiu, visas bandos stovis ir valdymas. Reiškia, banda, skaičiuojant pagal šios dienos kainą, jinai per metus generuoja 2,2 milijono lito daugiau, negu generavo 90 metais. Tai va, jeigu šitą skaičių mes pridėjom vieną kartą, tai va šitą skaičių mes turim pridėti kas metai. Ar ne metai iš metų. Per kokybės padidėjimą. Va, truputį buvo pas mus diskusija dėl trikarčio melžimo. Nežinau, ar įdomu jums pakalbėti apie trikartį melžimą ar ne? Neįdomu? Pakalbėkime apie trečią melžimą, ar ne? Kas yra trečias melžimas, ar ne? Kada mes turim pradėti galvoti apie trečią melžimą? Aš apie trečią melžimą pradedu galvoti, kada matau vieną grupę gyvulių duodančią virš 30 kg pieno. Nu, pavyzdžiui, melžiam ten 6 ar 8 grupės ir matau, kad jau galiu sudaryti vieną grupę, kuri duoda virš 30 kg pieno. Tai vat nuo tos vietos aš pradedu galvoti apie tą trečią melžimą ir kalbėti su ūkio savininku, su vadovu. Kol mes įsikalbam, tai dažniausiai pradeda melžti 2 arba 3 grupės iš karto. Nu, ta prasme, biški reikalas nusistumia. Bet jau kalbėti apie tai pradedu nuo vienos grupės. 2 trečio melžimo pusės. Viena pusė tai ašmens sveikatingumas. Jeigu jūs melžit gyvulį, kuris duoda 50 kg arba 60 kg pieno 2 kartus, jisai jūs paliks. Vėliau anksčiau jisai, nu, arba jūs dirbat nedideliai bandoj, sugebat įtikti kiekvienam gyvuliui, ar ne fabrike. Aš kalbu, visą laiką įveskit paklaidą, kad aš kalbu apie bandas 1500 ir daugiau.
Jeigu yra 100 karvių, yra biški kitos taisyklės. Jūs kiekvienai karviai galite daugiau dėmesio parodyti. Va, tai reiškia, vienas dalykas yra tešmens pusė, kitas dalykas yra pinigų pusė. Pieno maždaug, kiek čia gaunasi? 16%. Perskaičiuotų pienų skaičiuojant. Reiškia, įvertinant ir kiek ir medžiagą. Apie 2 tonas per metus pas juos, kad lyginant va tą laikotarpį, buvo 3-4 mėnuo, kada jo 2-kartinis melžimas ir 10-11, kada jo 3-kartinis melžimas. Nu ir va, pardavimas, natūrinio pardavimas perskaičiuoto. Kaip matot, nulis pakilo labiau, bet kadangi medžiagos sumažėjo, tai pardavimas, šiaip realybėje tai yra 16 tonų, 21 tona 500, kasdieną pieno parduodama. Kas yra labai svarbus momentas? Negalima pradėti 3 melžimo, kol jūs karvių nepaguldėt. Pirmas žingsnis yra jas paguldyti ir tik tai tada galima žengti žingsnį pradėti 3 melžimą. Ta pati ferma, jinai buvo pradėjus 3 melžimą prieš 4 metus, rodikliai suprastėjo, sumažėjo, prarado sveikatą, prarado pieną, nesuprato kodėl. Dėl to, kad jie pradėjo melžti ant šitų guminių kilimėlių. Taip neina. Turit padaryti guliavietę. Ar tai šiaudų lova, ar tai matrasas, ar dar kažkas tai. Bet karvė turi turėti labai gerą galimybę atsigulti ir pailsėti. Va tada 3 melžimas turi prasmę.